Sveiki. Taigi šiandien parodysiu, kaip itin paprastai sukurti svetainę su dirbtiniu intelektu, net jei neturite jokios programavimo patirties. Taigi štai yra toksai įrankis vadinamas Durable ir kaip matot, AI kūrė svetainės tiesiog iš paprastų užklausų. Grafika labai graži ir sukurti darbai tikrai įspūdingi. Na ir po to aptarsiu kainas ir panašiai, pamatysit, kad tai yra labai netgi prieinama. Tai kaip sukurti svetainę su Durable? Užtenka prisijungti, spausti sign in, mes prisijungsim su savo Google paskyrą. Štai taip paprastai, turite langelį ir reikia sukurti naują biznį. Location neleidžiam naudotis ir pasivadinsim savo biznį ponas Obuolys. Čia reikia pasirinkti industriją, kurioje mes dirbam. Taigi pasirinksim Artificial Intelligence, kas yra dirbtinis intelektas. Location bus Šiauliai. Ir website language, dėja, šis įrankis kol kas neturi lietuvių kalbos, bet kaip parodysiu vėliau video, tekstą keisti į lietuvių kalbą yra labai paprasta. Taigi šiuo momentu pasirinkam English ir Create Business. Štai taip paprastai, nereikia jokių ypatingų formų ar pildymų ar kažko, jūs tiesiog apibūdinat, kas tai turėtų būti. Ir kaip matot, mums sukūrimas štai toks interfejsas. Ir ši svetainė, šis dirbtinio intelekto įrankis teigia, kad gali svetainę sukurti per 30 sekundžių. Kas įdomiausia, jūs matėt viską, ką aš pateikiau šiai svetainiai. Reiškia, verslo pavadinimas, šiuo atveju yra ponas Obuolys, tai yra susijęs su dirbtiniu intelektu ir panašiai. Ir štai čia mes turim pirmą užduotėlę, website, ar ne, sukurti svetainę. Pasispaudžiam website ir tada generate website. Ir taip paprastai, be jokių ilgų kalbų, kaip sakant, ar ne, pradedama kurti svetainę. Ir po šito ženkliuku matom, kaip vyksta procesas ir kaip yra kūriama mūsų svetainė. Aš žiūriu žemyn, nes aš naudojuosi kitų nešiojimų kompiuterių, mano kamera yra aukščiau, o kompiuteris yra žemiau, todėl, didžiąją video dalį tiesiog žiūrėsiu į apačią, kad matyčiau, kas vyksta. Ir panaudojimo galimybės yra neribotas, nes sukurti svetainę kainuoja gan nemažai pinigų, sukurti profesionalią svetainę kainuoja dar daugiau pinigų. Ir porą akcentų, kuriuos jau parodžiau, tai yra naudojimo paprastumas, patys matėt, kaip tai lengva padaryti. Tiesiog keliais mygtukų paspaudimais jūs turite svetainę. Tuo pačiu šią svetainę video nebuvo pagreitintas, įrankis kūrė maždaug 45 sekundės. Ir pasižiūrėkim, ką mes turim. Taigi, mūsų naujai sukurta svetainė ir kaip mato čia, ją galima pilnai redaguoti. Jeigu mums nepatinka tekstas, mums nepatinka kažkokie vaizdeliai ir taip toliau. Parašę tekstą, visą šitą tekstą mes galim tiesiog pasispausti ir įrašyti savo tekstą, savo pageidavimo tekstą. Tekstą parašė gan kokybišką, bet jeigu mes norėsim lietuvių kalbos, jį reikės perdarinėti, ar ne? Ir čia galim pridėti mygtukus, jeigu patinka pakeisti stilių ir panašiai. Dabar paspaudžiam Done, pasižiūrim, ką sukūrė toliau. Taigi vėl skirtingos sekcijos, atrakink potencialą su ponu Obuoliu ir panašiai. Ir čia netgi sukūrė infografiką, sukūrė ikonėlės, visą tai, kas susiję. Ir aš prižiūrėjęs šią svetainę, manau, kad tai, 90% tai, ką aš norėčiau. Tik žinoma, pakeičiau kalbą į lietuvių, ką labai lengva padaryti. Tiesiog pasispaudus ant bet kokio teksto, čia mes įrašom viską lietuviškai. Žiūrim toliau svetainę. Taigi netgi klientų atsiliepimus padarė, fiktyvius. Mes galim čia įkelti mūsų tikrų klientų atsiliepimus, jeigu mes jau turim. Ok. Ir About Us sekcija, ar ne? Čia jau yra kontakt ir panašiai. Pritaikymas yra begalinis, nes pradėdami mes galim pasirinkti bet kokią sekciją. Ir tai neribotas uždarbio galimybės, kadangi mes galim rasti klientų tiesiog Facebook'e, mes galim rasti klientų Fiverr'e ir panašiai. Ir
iš paprastos užklausas, kaip matėte, tai netgi nebuvo užklausa, mes pasirinkom įmonės, tarkim, pavadinimą ir kokioje industrijoje jinai sukas. Tai gali būti plovykla, gali būti automobilių nuoma ir panašiai. Ir štai taip paprastai mes galim tiesiog sukurti puslapį ir reiškias jį pritaikyti savo. Taigi redagavimo galimybės išties didžiulės, nes mes netgi galim pergeneruoti paveikslėlius, tarkim, įsivaizduojam, kad mums šis netinka. Galim arba įkelti savo paveikslėlį, tarkim, galim gauti iš Get Images, čia yra suggestions, ką dirbtinis intelektas mano, kad, tarkim, šie paveikslėliai tiktų geriausiai, ar ne? Arba čia netgi galim generate, ar ne? Tai naudoja stabilios difuzijos modelį, kuris per kelias sekundės sugeneravo mums kitą paveikslėlį, kuris atitinka puslapio tematiką. Ir jį galim tiesiog pasidėti taip, kaip mums patinka. Na, labai lengva, ypatingai lengva koreguoti. Čia galim koreguoti ir spalvas, ir galim tekstą, ir, kaip matot, koreguoti mygtukus ir visą kitą. Gerai, dabar mes, tarkim, paspauskim discard. Na, sakydami, kad mums nepatiko šį svetainę ir paspaudžiam exit. Čia paklaus šiek tiek daugiau apie mūsų tariamo verslo, tai tarkim yra just me, less than 1 year, I don't have customers ir neturiu website. Ok. Dabar dar norėjau parodyti, na tai yra svetainė, kaip matot, yra unpublished. Jeigu ją padarysim viešai prieinamą, jinai bus prieinama štai šiuo adresu. Ir mes bet kada galim grįžti ir sutvarkyti tą svetainę, pritaikyti savo poreikiam, jeigu, tarkim, šiuo metu neturime laiko, ar ne? Kas dar labai gerai yra su durable.co ar KO turėčiau sakyti, tai yra integruoti visi marketingo dalykai. Mes tiesiog galim štai čia taip paprastai kurti kažkokius postus. Tiesa, tam jau reikės užsisakyti mokamą planą, apie kurį pakalbėsiu šiek tiek vėliau. Taip pat turim integruotus CRM, tai yra kontaktų formos, elektroninio pašto sinchronizacijos ir panašiai. Taip pat turim galimybę siūsti invoices arba lietuviškai sąskaitas klientų. Visa tai yra integruota, čia galim susikurti savo produktus ir kiti nustatymai. Čia galim susikurti savo brand kitą, reiškia logotipai ir visi baneriai ir taip toliau, visi vadinami assets, ar ne? Taip pat yra integruota automatika. Tai sutvarko visus SEO reikalus, tai mes vėl sutaupom krūvą pinigų SEO specialistui. Vėlgi čia business settings, mes galim nurodyti daugiau dalykų, ar ne? Pridėti papildomus userius ir, na, galimybės tiesiog yra neribotos, na ir pats planas ir kas svarbiausia, na, nereikia absoliučiai jokio programavimo. Jūs tiesiog viską darote su užklausomis. Kodą įrašinėti ar ieškoti nereikės, tiesiog spaudinėti mygtukus ir žymėti tai, kas patinka ir kuria fantastinės svetainės, kurios yra, na, taip pasakyti, konvertuojančios. Jos yra labai patrauklios, tekstą jums išdėlioja, visą šabloną išdėlioja, jums tiesiog tai reikia ar palikti tai, kas yra, nes, na, tekstas tikrai yra kokybiškas, arba tiesiog jį išsiversti su tarkim, DeepL įrankiu į lietuvių kalbą. Kiek šis įrankis kainuoja? Tai jeigu paspausim ant Free Plans, galim pasižiūrėti planus. Ir štai pigiausias planas, kuriame yra praktiškai viskas, ko mums reikia, kainuoja $12 per mėnesį, kas būtų apie gal 11 eurų per mėnesį. Ir manau, lyginant su konkurentais, jau neturint omeny, kad tai sukuria dirbtinis intelektas, na, kainuoja ženkliai daugiau. Ir štai matom viską, ką turim, tai unlimited pages galim sukurti, neribotą kiekį puslapio, panaudoti 10 mokamų paveikslėlių, arba, kaip matėte prieš tai, tiesiog sugeneruoti su stabilia difuzija. Turim SEO visus dalykus, kur SEO specialistas kainuotų tikrai nepigiai. Štai čia galim pamatyti absoliučiai visus dalykus. Kaip matom, turim ir domeno vardą, kuris įeina į tą kainą. Tai aš manyčiau, tai yra labai prieinama visiems ir ypatingai paprasta. Tai vėlgi su šiuo įrankiu galite užsidirbti patys, kurdami kitiems svetainės, susikurti svetainę savo. Ir, na, panaudojimo galimybės yra
tikrai didžiulės. Dar nepaminėjau, ko gero, kad sukurtas svetainės yra adaptuojamas tiek kompiuteriam, tiek mobiliesiam įrenginiam, taigi tai, kas sukursite, atrodys gražiai bet kur naudosite. Šiandien buvo trumpas video, trumpa įrankio apžvalga. Tikiuosi, kad jums patiko ir gavote vertės ir išnaudojate. Pasidalinkite komentarais, kaip jums sekėsi, kaip panaudojate ar galbūt planuojate panaudoti. Šiandien video tiek. Jei patiko, paspauskite nykščius. Pasidalinkite video su tuom, kam būtų tai aktualu. Ir iki sekančių video. Ate.